Salako jaunimo iniciatyvinė grupė ir Salako bendruomenės Sakalas nuo 2010 gruodžio iki 2011 kovo mėnesio vykdė edukacinį projektą Saugiklis. Projektas mūsų Saugiklis ir mes ten nutarėm supažindinti per jaunimą, supažindinti visus suaugusius, kiek elektra turi pliusų ir kiek elektra turi minusų. Nemokant elgtis su elektra galima labai stipriai nukentėti. Saugiklis buvo prevencijos projektas skirtas Salako seniūnijos vaikų ir jaunimo saugaus elgesio su elektra ir elektros prietaisais žinioms gilinti bei formuoti protingo elektros energijos vartojimo įgūdžius. Aišku, reikalingas projektas buvo ir jisai buvo naudingas tiek vietos bendruomeniai, tiek patiems jauniems žmonėms, kurie aktyviai įsitraukė į projekto veiklas ir netgi patys siūlė idėjas ir konkrečiai, ką norėtų nuveikti bendruomenės labui. Edukacinio projekto veiklos buvo įvairios. Praėjusių metų gruodį buvo suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės Dovana mano miesto eglutei. Vaikai ir jaunimas vitražiniais dažais dekoravo panaudotas kaitrinės lemputes, tuo lyg rodydami, kad tokios lemputės jau praeitis. Projekto metu vietos jaunimas būrėsi į įvairias projektinės veiklas – teatro, saugios aplinkos, inovatyvių technologijų, elektroturo ir kitas. Šiose grupėse vienaip ar kitai buvo liečiamos elektros saugumo, taupumo, pilietinės atsakomybės temos. Ir bendruomenė čia taip turi didelę reikšmę. Ir tuo labiau, kad šita bendruomenė be abejo turi eiti per jaunimą, per mūsiškį jaunimą, kad jie jau iš mažų dienų suprastų, ką reikia daryti, kaip taupyti, kaip branginti laiką, žmonės, darbą, elektrą ir visą kitą. Tai piešinių konkurso Išjunk laureatai. Konkursas buvo skirtas prevencinio lipduko sukūrimui. Tai yra, pagal geriausius piešinius buvo pagaminti lipdukai, skatinantys atsakingai elgtis su elektra, ją tausoti. Tokiu būdu konkurso nugalėtojų darbai papuošė seniūnijos gyventojų namų ir viešųjų įstaigų elektros jungiklius, elektros prietaisus, o visi vaikų piešiniai Gražutės regioninio parko lankytojų centrą. Lesto operacija 2020 tęsiasi. Įjunkite atsakomybę, išjunkite abejingumą.